Noriu pakomentuoti situaciją praeito video, nes gavau keistų komentarų, realiai su realybė nesusijusių. Žodžiu, nupirkom BMW G30 iš privataus žmogaus, kuris buvo pastatęs automobilį pas tarpininkus pardavinėti už didesnę kainą. Aš suradau pirminį savininką ir taip mes gavom žymiai geresnę kainą. Komentaruose buvo parašyta, kad mes sukčiai pavogėm klientą. Juokinga, čiagi biznis. Visų pirma, jie, perpardavinėtojai, mums meluoja, stengiasi įkišti bet kokią kainą tą automobilį. Ir apskritai, mano veiklos jie žiauriai nemėgsta. Yra vienetai pardavėjų, kurie tikrai lenkia galvą ir sako, šaunuoliai vyrai, gerai darot, valio, Lietuvoje bus tik tais geriau. Bet tokių labai yra mažai. Bet šaunu, kad yra. Tai aš nesijaučiu nieko blogo padaręs. Aš kaip tik džiaugiuosi, kad aš galėjau suderinti ženkliai mažesnę kainą savo klientui. Čia yra vienas iš mano tikslų. Kiti mano tikslai, kad klientas gautų tvarkingą automobilį ir žinotų, kada kokie bus gedimai. Daug maž. Kaip jūs manot, ar aš čia nesąžiningai pasielgiau, jog pastumiau tarpininkus iš šono ar sąžiningai? Nes aš dirbu savo klientams, kurie perka automobilius, o ne perpardavinėtojams. Ką man tai daryti? Dviejose pusėse negali būti. Jeigu būsi dviejose pusėse, tu greit sudegsi. Nes būsi nesąžiningas iš abiejų pusių, bet jeigu tu pasirinksi vieną pusę, tai tu toj pusėje būdamas visą laiką būsi sąžiningas. Bet kai pereisi į kitą pusę, šitą pusę sužinos, bus ragas. Arba tu, arba tave. Toks žaidimas.